Aš esu Edita ir kviečiu į Palangos koncertų salę. Užeikit. Tai labas, Edita. Mums būtų labai įdomu sužinoti, kaip Palangos gyventojams. Tai kuogi ypatinga šita vieta? Mes esam skaitę, matę, žinom, kad istorija, kaip ir minėjau, šitos vietos siekia net 1907 metus. Tai kaip evoliucionavo, kaip atsirado, kaip keitėsi šita vieta per istoriją? Jeigu paminėjote istoriją tą senesnę, nuo tų senų laikų, nuo Tiškevičių ir nuo Vasaros estrados, iki šiol turim tą tokį šleifą, kai žmonės sako, va, buvau Vasaros estradai ir sako, dabar, va, turbūt čia nelabai kas pasikeitė ir panašiai. Tai ne, tai realiai tai net nebuvo rekonstrukcija, tai realiai buvo visas perstatymas, nes tai, kas buvo Vasaros estradai ir kas dabar koncertų salėje, tai turbūt visiškai nesulyginama. Aš manau, kad Palanga tikrai su koncertų salės atsiradimu turi tokį gražų centrą, kuris traukia žmonės ir tikrai gražų. Jisai, žodžiu, specialiai pastatytas taip, kad būtų leistas į žemę, kad neuždengtų aukštingumo, kad neužgoštų kitų miestų svarbių objektų. Jisai pastatytas kaip muzikinės dėžutės principum. Ta prasme, kad primintų muzikinę dėžutę, mažas apvalus. Tai toksai, žodžiu, simbolika būtų tokia. Ir kas dabar būtų įdomu, tai kad šiais metais, dabar lapkričio kaip tik mėnesį, gruodžio mėnesį, tai yra mes švęsime 10 metų gimtadienį. Tai turim jubiliejinius metus būtent su šita koncertų sale. Tai šiai progai turėsim tokį ypatingesnį ir koncertą. Tai bus Rafailo Karpio ir Davido Norvilo koncertas 2 metrai, bet tai bus truputėlį labiau Palangai pritaikytas. Čia bus ir Palangos orkestras dalyvaus ir toksai bus truputėlį daugiau mūsų gimtadienio akcentų. Tai, žodžiu, jubiliejiniai metai mums, koncertų salė 10 metų. Tai tiek pradžiai. Kviečiam į renginius jubiliejinius. Tai o kaip pati atsiradai? Kas patraukė tave į šitą vietą? Vis tiek tai yra tokia, gana ypatinga vieta Palangai. Tikrai taip, vieta yra ypatinga. Nebuvo taip, kad ateičiau, ieškočiau darbo ir ieškočiau būtent čia galimybių. Iš tikrųjų, pas mus įmonių grupė valdo keletą objektų. Tai vienas iš jų yra Švyturio arena. Tai esu Švyturio arenos darbuotojas, mes turime savo know-how, kaip dirbti su renginiais, kaip dirbti su infrastruktūros stambiais objektais. Laimėjome konkursą, konkursavomės ir koncesijos principų valdome ir šį objektą. Tai valdome ir koncertų salę, ir Švyturio areną Klaipėdoje. Todėl, žodžiu, dirbame šituose dviejose objektuose dauguma darbuotojų. Ne visi, bet, sakykime, tam tikri žmonės dirbam per duobius. Taip pat girdėjau, kad nerekonstruojant, statant turbūt iš naujo visą tą salę, čia buvo įgyvendinta daug modernių sprendimų, technologinių sprendimų. Tai papasakokit daugiau, kokie tie sprendimai ir kaip lankytojai gali pajausti privalumus visų tų technologijų. Tai visų pirma, kuom salė išsiskiria, tai savo akustika. Tai čia būtent tokia yra elektroninė akustikos sistema įdiegta, kuri ne visada būna naudojama, bet jinai labai buvo svarbi tiek statant pastatą, tiek ir vėliau organizuojant ypatingai pučiamųjų orkestrų renginius, nes Palanga labai didžiuojasi savo orkestru. Ir vienas iš dalykų, dėl ko buvo statoma salė, nes norėjo, kad čia įvyktų dideli pasaulinio lygio pučiamųjų renginiai. Mes tokį jau turėjom Europos čempionatą visiškai neseniai. Tai būtent tokių renginių metu dar papildomos statomos tokios kriauklės į pačią sceną, kad akustika būtų ypač tiksli. Ir, žodžiu, ir ten komisijos nariai stebi pasislėpę už širmas, kad net nematydami vertina tuos orkestrus. Tai, žodžiu, kadangi didelis Palangos, kaip sakant, svarbus dalykas yra orkestrai, tai šita salė buvo ir su ta mintim statoma, kiek aš žinau. O dar papasakok, Edita, šiaip bendrai salė ir atrodo ir didelė, ir kaip minėjai, yra daug ir po žeme patalpų. Kaip ta erdvė gali transformuotis, nes žinau, kad vyksta čia ne tik dideli koncertai, bet ir įvairūs renginiai ir edukacijos ir gali verslas išsinuomoti patalpas. Kaip galima transformuoti šitą visą erdvę? Tai visų pirma, pas mus yra parteris pirmame aukšte. Tai parterio visos kėdės yra mobiliosios iš Serdo. Tai išardę tuos stalus mes turime didelę pokylių salę su gražia banketinė sale. Tai paprastai
parteryje yra 500 vietų sėdimų. Išardžius, pastačius apvalius stalus, gali būti 300-400 žmonių prie banketinių stalų. Tai vyksta pakankamai dažnai, mes turim galą vakarienės įvairias, kur galim patiekti restoraninio aptarnavimo, žodžiu, principų, aptarnauti restoraninių principų. Tai čia nais virtuvės mes didelės neturim, tačiau turime sprendimų, kaip tai gyvendinam kartu su partneriais. Šiuo metu pas mus dirba Roko virtuvė, tai gali nuo paprastų, sakykime, nuo paprastesnių furšetų iki tikrai aukšto lygio renginių aptarnauti. Tai čia vienas toks banketinis variantas. Taip pat toksai mobilus parteris tarnauja puikiai, kada yra diskotekinio tipo renginiai. Sakykime, būna, nežinau, butkutė, jarutis, dar kažkas, kurie nori, kad būtų žmonės šoktų, tai išardžius parteris būna sėdimas, stovimas tai yra. Tada lieka balkonas sėdimas, kas nori prisėsti, o pačioje taip. Ir būna renginių, kurie pas mus vyksta tiesiog ir foje. Turime dar vieną 80 kvadratinių metrų salę, kurią naudojam ir furšetams atskiriems. Tai labai smagu, pavyzdžiui, kartais yra tiesiog koncerto metu, jeigu vyksta gražus koncertas, kur patinka jūsų kolektyvui, jūs galite išsipirkti bilietus ir papildomai išnuomoti furšetinę salę. Tai turėti tokią šventę, privačią, didelėje šventėje vienu metu. Tai toks tikrai labai pasiteisinęs, žodžiu, renginys, nes galbūt savo šventėje nenusipirksite Marijono Mikutavičiaus, bet galite ateiti į Marijono Mikutavičiaus koncertą ir turėti mažą savo privačią šventę. Tai dar vienas iš sprendimų yra tokia didelės konferencijos, kaip pavyzdžiui, Lūžio taškas, jau pas mus džiaugiamės, kad daug metų kartojasi, tai jie aplamai daro dar įvairesnius sprendimus. Jie išardo parterį ir padaro iš parterio tokį iškeltą didelę sceną, gal teko matyti nuotraukose. Ir, sakykime, maitinimą jie organizuoja visiškai dideliai palapiniai atskirai už pastatą. Tai tokių turim renginių ne vieną, kurie būtent tokiu principu, žodžiu, sprendžia tokius visokius infrastruktūrinius momentus. Tai, žodžiu, gali būti mažas koncertas, kur naudojamas tik tai parteris, gali būti kaip šiuo atveju, mes turime tokią širmą juodą už mūsų nugarų, tai yra toksai sumažintas salės planas ir gali jos nebūti ir gali būti didžiulis salės planas. Tai daugiausiai galim priimti 2200 žmonių, kuomet visi susadinti, susėdimom vietom, o jeigu yra pačioj stovimas parteris, galim siekti iki 2800 žmonių. Tai tikrai nemažai. Turėjom, mūsų rekordai yra Jessica Shai, Bunkė, tai va šitie koncertai pas mus rekordiniai, kurie daugiausiai žmonių susilaukia. Mes nebūtume mes, jeigu nepaklaustumėm kokios nors pikantiškos istorijos galbūt apie šią vietą, galbūt ko nežino dauguma lankytojų, gal tai susijęs su kokia istorija ar su kokiu renginiu, ar buvo galbūt koks nors nuotykis, gal šiaip yra kokių nors slaptų vietų. Žinokit, turbūt nepasirašy dabar tokias labai pikantiškas istorijos, tai dėja labai nenustebinsiu ir iš kažko neišprovokuosiu. Tačiau kuo mes taip pat labai turim savo tokį pasididžiavimą, tai yra ant pačio mūsų pastato patį mūsų pastatą puošia didžiausias Lietuvos rekordų įrašą turintis Stasio Povilaičio parašas. Ir prieš porą metų mes padarėme didžiulę gražią, ne didžiulę, bet gražią, jaukią parodą būtent Stasio Povilaičio atminti. Tai buvo labai toks įdomus projektas, iš tikrųjų bendravom su šeima, dabar yra amžinatilsį jau žmona, dukra, tai daug eksponatų gavome iš jų, didžiąją dalį, tačiau buvo ir gerbėjų, tai prisiklausėm tokių gerų, smagių, šiltų istorijų. Tai, žodžiu, tai galėsim ir šiandieną nueiti visas kartu, veiklios moteris, apžiūrėti ir tą parodą, gal kažkas dar nematėt, kad ir Palangoje daugumą turbūt gyvenat. Tai, žodžiu, čia toks vienas iš išskirtinumų. Atsiprašau, pikantiškų istorijų nepasakysiu kol kas. Šiaip, Edita, papasakok, pakalbėjom apie praeitį, pakalbėjom apie dabartį, kas vyksta. Galbūt gali pasidalinti, kokių vizijų, kokių planų turi ši vieta ateičiai. Kuo jūs norėtumėt būti, kai užaugsite? Ko palinkėtumėt Palangos gyventojams, kas susijęs su šia vieta? Tai mes ir norim kuo daugiau tokių pritraukti renginių, kurie būtų reikšmingi Palangai. Tai visos tos konferencijos, tai jie tikrai džiaugiasi, nes jeigu vyksta konferencija pas mus, vadinasi daugiau apgyvendinti ir viešbučiai. Nepaslaptis, man skambina dažnai iš viešbučių ir klausia, kas pas jūs bus tada, mes norim kažką organizuoti, mes norim paderinti, norim akciją daryti kažkokią, tai ir, žodžiu, norim, kad sinergija su sale. Tai tikrai jaučiasi, kad Palangos koncertų salė toks yra svarbus dalykas Palangai, svarbus objektas ir kad ta tokia nauda būtų ir gyvenantiems Palangoje,
ir tiems, kurie atvyksta, kad rastų kuo daugiau skirtingų renginių. Tai aišku, tikslas yra kuo daugiau skirtingų renginių, tiek verslo renginių, tiek koncertų, kuriuos organizuojam. Tai kviečiam ir organizatorius, tiek konferencijų, tiek koncertų. O kiek, jeigu nepaslapti, žmonių apsilanko čia per metus? Dabar va tą skaičių taip greitai pasakėt ir berods tai yra 130 000 ir jeigu tai yra ne taip, aš jums patikslinsiu gerai. 130 000, tai yra nemažas skaičius kaip Palangos lankytojų pritraukimas. O bendrai žiūrint, pavyzdžiui, kiek tame skaičiuje yra Palangos gyventojų ir kiek yra turistų. Vis tiek turbūt didžioji dalis yra atvykstančių žmonių. Visą laiką, kai dirbam Palangoje, toksai būna malonus jausmas, nes tikrai žmonės labai sugrįžta, tu tą palangiškę atpažįsti jau. Ir palangiškis toks yra pakankamai reiklus, jisai viską pamato, kas yra ne taip, pasako, kaip namuose, žinot, kad jeigu kas ne taip, reikia pasakyti ir tai mes vertinam, tai labai smagu. Kai žiūrim bilietų pardavimo statistiką, tai iš tikrųjų dominuoja Vilnius, antroje vietoje yra Kaunas, trečioje vietoje yra Klaipėda ir paskui visi kiti miestai. Čia galbūt kažkiek tai turi visi ryšio operatoriai ir kas nors, gal ne kiekvienas pažymėtas Palangoje, kuris turi telefoną Palangoje ir perka bilietus, bet jeigu žiūrėti bendrą statistiką skirtingų bilietų tiekėjų, tai didieji miestai čia dominuoja. Ačiū labai, Edita, už ekskursiją po šią vietą, už pasidalintą informaciją su žiūrovais. Ir jums visiems linkiu dažniau apsilankyti renginiuose, sekite informaciją apie tai, kokie bus jubiliejiniai renginiai. Žinau, mačiau, kad daug renginių gražių laukia ir šventinių laikotarpių. Kas neatvyksit per šventes, pasimatysime vasarą. Kaip mes sakom, nebuvai čia, nebuvai Palangoje. Na taip.